Latvija šiandien Trakuose. Visi žmonės kaip žmonės atvažiuoja čia valgyti kibinų. O aš atvažiavau į Sensei Sushi valgyti čeburekų. Einam kartu. Valgysiu čeburekus. Tam, kad man būtų ne per mažai, užsisakiau su visais 3 įdarais. Su vištiena, kiauliena ir jautiena. Taigi dabar ragaujame. Geriausia rankomis, ne? Plėšiam. Kiek mėsytės. Ragauju. Vau. Koks skonis. Pragavau visus čeburekus. Žiauriai patiko. Kaip naminiai. Vau. Ir kas dar labai patiko, kad čia yra natūralus sultinis. Ne iš kubelio. Džiaugiuosi atradusi šitą vietą. Labai skanus čeburekai. Čia, aišku, dar yra ir suši, kurios mes paragausime kitą kartą. Ką dar pamačiau? Čia yra net 2 terasos, kuriuose galima praleisti nuostabią laiką. Ir atšvęsti savo gimtadienius ant belio kokią šventę. Prie ežero yra pirtis. Ir dar jie turi furgonėlį, kurį galima irgi užsakyti į jūsų šventės. Laikinam, stebim mane ir varom ragauti suši arba čeburekų Sensei.